Turas eina į pabaigą iš tikrųjų, liko dar ši savaitė, dar liko Vilniaus rajonas, Trakai, Širvintos liko, pats Vilnius liko atskirai. Pagrindinis susitikimas arba susitikimo temos tai buvo, kaip mes gyvensim 26 metais. Tai yra žmonėms labai svarbu aktualu, svarbu žmonėms, ar kainos paslaugos šiandien kils ar augs, kaip valstybė gali sureguliuoti užsienio politiką. Tai yra, bet tarp kitko, kiekvienoje vietoje buvo užsienio politika, ko gero, numeris 1. Ir aišku, tie valstybės susiskaldimas, susidaužimas, kuris yra šiandieną. Ir be kita ko, ką galiu pasakyti, kad labai didelė dalis žmonių supranta, kad šiandieninė visuomenė yra tyčia skaldoma, tyčia daužoma. Ir matyti tie iš Vilniaus maršai, kurie važiavo paskui mane į kiekvieną susitikimą, ar tai Vilniaus, ar tai vietiniai buvo, tai dar kartą parodė, kad yra piktybė tyčia jie keliami. Pagrindinis žmonių klausimas, kaip ir sakydavo, o kas yra gero padaryta? Nu, tai antra pakopų pensija, kad galų gale žmonės, kurie dirbantis ir gaunantis socialinės draudiminės pajamas, jie nuo sausio 1 dienos užpildė prašymą ir kiekvieną ketvirtį jie per 2 metus galės įsimti pinigų. Aišku, reikia žmonėms paaiškinti, kad pinigus reikia ne telefonui, ne ten dar kažkur tai kitiem lengviem dalykam, bet faktas, tai kaip žmogus sprendžia, nu, tai jam ten nurodysi. Tai man tai aiškinti, kad reikia investuoti tos dalykus, kas ateityje mažins tavo kaštus, kaip paskolos grąžinimas, namo renovacija ir kiti panašus dalykai. Tai vienas. Antras yra dalykas mokestinė reforma, kur žmonėms kilo daug klausimų, kas čia bus, kaip čia bus ir panašiai. Ir tu paaiškini, kad žmonės, kurie yra arba kaip sakant, Lietuvos vidurkis arba virš vidurkio arba vidutinės pajamas gaunantys žmonės, kad jie lieka apsaugoti. Tai yra mokesčiai padidėja žmonėm, kurie tokiem kaip man, kur mano pajamos yra pakankamai didelės ir aš gaunu daugiau pinigų negu kad eilinis paprastas Lietuvos gyventojas, bet kokiu atveju mano atlyginimas yra 3700 į rankas, nu, tai yra pakankamai didelė suma pinigų. Tai tada nekilnojamo turto mokestis, kai buvo žmonės įbauginti, kad sako, va, jau čia nekilnojamo turto mokestis. Ir kitų žmonėms sakai, kad 450 000 yra riba, nuo kurios bus skaičiuojamas pirmam būstui, tada jie atsitraukia, sako, kad čia reiškia viskas gerai, tai reiškia buvom, kaip ir suklaidinti, kaip ir apgauti yra. tą paaiškini, aišku, biudžetą, kai kuriem buvo įdomu švietimo sektorius, kiek gaus pinigų, gaus, negaus ir žinoma, žemės ūkis ir aplinka. Tai žemės ūkis tai yra tikrai pozityvų dalykų yra įvykusių su paraiškų patikimo, vertinimu, pinigų sumokėjimu, tik turim vieną didelį minusą, tai yra pieno kainas. Na, jeigu apie rajonus žiūrit, nes rajonas irgi žmonėms tas yra labai aktualu. Didesniem miestams tai aktualu aplinkosauga, tai yra miškininkystė, ar bus mažinamas miško kirtimo normų, tai sakom, okei, taip, tikrai bus mažinama. Aišku, kad žmonės be kita ko labai gerus pastebėjimus sako, palaukit, sako, jeigu aš miške nukertu, neturėdamas leidimo kažkokią pušę, eglę arba beržą, man bauda yra 1000 eurų. Bet jūs sako, kapčiamiškį ruošitės iškirsti 1400, sako, kaip čia dabar suprast? Kapčiamiškį rezervatė reiškia viską, galim kirsti, viską pjauti, viską šienauti ir niekam nieko neįdomu, o aš, sako, gaunu baudą. Ir tada tu supranti, kad iš esmės žmogus nuduoda teisingą klausimą. Buvo tarp kito ko gerų jaunimų, kurie sako, va, ten mes už visuomenininkai, žalias kursas, kad miestai turi būti žali, miškai ir panašiai. Ir aš užduoju klausimą, sakau, o jūs už kapčiamiškio poligoną? Jo, sako, vienareikšmiai reikia. Sakau, tai ko tu zyzi man, kad mišką tavo pjauna, jeigu ten 1400 ar 200 hektarų išpjaus. Ir tada tas jaunuolis, tai jo, sakau, tu nenori eiti papiketuoti, kad mišką ten pjauna, rezervatą naikina, sengirę naikina, jum, kaip čia sakau, viskas yra gerai. Jeigu vėl grįžtant prie to verslininkų, kurį keletą buvo atėjus susitikimo, irgi man uždavė klausimą, sako, tai va, čia, žiūrėk, pajamų mokestis man didėja, čia toks vyras, sakau, davai, pažiūrim paprastą dalyką. Verslai papildomai atsirado tik 1% pelno mokesčio papildomai, lygiai taip pat kaip ir atsirado ir kitai visuomenės daliai. Tai šiandien dienai mokesčiai yra vadinami žirkliniai. Jeigu, kaip, pažiūrėt, ūkininkai irgi ten vienoje vietoje ūkininkai, man sako, žinai, aš viršiu 70 vdu, aš dabar mokėsiu 20%. Stop, sakau, žiūrėk, ką mes padarėm. Jeigu tavo ūkio pajamos yra iki 60 vdu, o vienas vdu turi 2300, gal dabar 17 ar 12 bijau sumeluoti, tai tu moki 15%. Bet kas nuo 60 ir daugiau, tu mokėsi 20. Tai reiškia, iki 60 tu moki 15, bet jeigu lieka 5,65, tu už 5,20. Tu sakau, čia labai geras sprendimas. Tu sakau, tai aš tau aiškinu, bet sakau, tu vietoj to, kad tu nerėktumai, sakau, tu leismai tau pasakyti, aš tau pasakysiu. Dividendus buvo siūlymas, Algirdas Sysas siūlė dividendus visus įtraukti pajamas prie bendrų pajamų. Sakau, taigi tu už dividendus, kaip mokėjai 15% kaip pajamą, taip ir mokėsi, jos nebus atskaičiuotos pajamas. Ką tu čia nesąmonės man šyki, žinai, čia aš jau toks, jau emociškai, žinai. Aš jam ištraukiu įstatymą gyventojų pajamų, ir skaitom,
Bliamba, sako, tu ką čia, sako, jie nesąmonė šneka, žinai, tai sakau, tai tu turi tiek daug emocijų, bet tu negirdi, kas yra. Lygiai taip pat, irgi kiti verslininkai dėl pajamų mokesčių, ten, buvo klausimas, jeigu aš dabar parduosiu akcijas, ar aš čia turėsiu mokėti, sakau, ne, tu nemokėsi. Tai jeigu aš dabar parduosiu namą, sako, aš nesakau, tu irgi, sakau, nemokėsi, nes tai yra visiškai skirtingi dalykai, tai yra nekilnojamo turto pajamos. Pliusgi mes padarėme, kad namą arba būstą nebereikia išlaikyti 10 metų, kaip seniau, užtenka 5 metus išlaikyti. Bet jeigu tu 2 metus registruotas, tu gali per 2 metus parduoti būstą, tu irgi to skirtumo nemokėsi, jeigu tu perki geresnį būstą ir savo poreikiams, ne? Tai yra tų dalykų tikrai yra gerų padaryta, bet bėda yra tai, kad politikai bijo važiuoti per miestus, nes kadangi pirmoje vietoje pamatė, kaip mane bandė baladuoti Laisvės partijos konservatoriai šitą visą satanistinę gaują, tai visi įsigando, tie mūsų valdančiosios daugumos, sako, ne, aš jau geriau nevažiuosiu, sako, dar aš lūpgausiu. Tai bet nuo to ir prasideda, ar tu politikas nebijai eiti kovą, tu pasirengęs tą dalyką daryti, ar tu vis dėlto nori atsitraukti. Tai reikia kiekvienam važiuoti ir pristatyti tos darbus.